Senoliai nugyvenę nespalvingą vieką, noriai pasakoja apie pirmą grieką. Kiek tuo metu buvo laisvos meilės būdų, apie AIDS pavojų neperspėjo nieks būrų. Gal diedukam ir šito nereikėjo, bet atsiminkim, kad kiti laikai atėjo. Dabar ar tai seksas, ar tai meilė tyra, nuogas esi, tai užsidėk prezervatyvą. Ir jeigu bus, kas neparodys šito noro, išvada tik ta, kad gyventi jam nusibodo. Žinokit, kad nuo vieno neteisingo žingsnio, kurį verčia žengti mintys tik tai labai girtų, kada pradedi nejaust atsakomybės jausmo, tu nei nemanai, kiek gali suteikti skausmo ir sau, ir jam, ir man, ir kiek tu bus. Žinokit, kad nuo vieno neteisingo žingsnio, kurį verčia žengti mintys tik tai labai girtų, kada pradedi nejaust atsakomybės jausmo, tu nei nemanai, kiek gali suteikti skausmo ir sau, ir jai, ir jam, su kuo tik tai būsi, jei liga pagavai, Tu po žemę supūsi. Ką tu čia? Ką? BDB vaizduoji kokį? Tu man geriau pasakyk, kas yra meilė. Meilė tai tartum laužas. Įmesk porą pagaliukų ir sulepsnos. Oi, sulepsnos, vaikyti. O jau kaip sulepsnos ir ką mes norim pasakyti, šiandieną mums paporins erotikos reikmenų žinovė Joana. Dėmesio į ekraną, beje, apsiraminkit. Pornografijos nebus. Labas vakaras. Pasakykite, kaip būtų tiksliau? Jūs dirbate sekso žaisliukų parduotuvė ar seksšopė? Kaip pavadinti, kad nepagadinti? Nu, gal geriau žaisliukų parduotuviai. Linksmiau būtų. Nes iš tikrųjų visi mes žaidžiam ir žmonės, ir suaugę, ir vaikai visi žaidžiam. Tos pačius žaidimus, tik tai skiriasi nuo kainos jų. Ir tiek. Paminėjote, suaugę vaikai irgi žaidžia? Ir vaikai žaidžia tokiais tokiais asiliukais, asiliukais, o suaugę žaidžia tokiais asiliukais. Nu čia prieisim, aš manau, prie tokių tų dalykų labai, tarp kitko, nu jau čia ne visi, jau čia nerodysi, kaip kol kas geras nerodysi. asilas atrodo, čia mano asiliukas, tai vaikeli čia. Kaip tik ir klausimas, kas dažniau užsuka į svečius pasigrožėti tą stovinčią karalystę, jaunimas ar pensinio amžiaus išdykėliai? Žinokit, mes labai džiaugiamės, kad visi užeina. Visi. Vaikučius netgi iki 18 metų kartais reikia paprašyti išeiti, bet jiem labai yra įdomu. O paprašot išeiti, tai dėl ko? Todėl, kad vaikučiams negalima. Negalima žiūrėti. Taip, ir žiūrėti, ir čiupinėti, ir pirkti. O yra norinčių pačiupinėti? Nori. O Jo, pensijinio yra. amžiaus yra, kad kas nori pačiupinėti? Be abejo. Rankas kiša, jis pribėga, tarkšt, Yra negalima. tokie, kad kurie neturi pinigėlių, kad tik ir ateina pačiupinėti. Ir to užtenka. O ten mačiau pirmąjį tokį žaisliuką rodyti, tai čia turbūt pensijinio amžiaus perka, gal gali dar kartą parodyti ant tą daiktelį. Galim. Gali, kas čia per rytais? Išimkit. Aš panašu, matau, Muilas turėjo tokį. Irgi tai. Jo, čia mikro... Irgi žaidžia savo žaisliukais. O čia būtų, tai būtų kas čia? Jo, garsas tai kaip buldozerio, kaip sakant, jau Jo. palauk nebūtų. Čia visai neblogas, gali paimti rankytę, pažiūrėti. Tai kad aš jo pasimsiu grįžęs. Masažuoja O viduje. šitas čia toks delfinukas. Taip, o mažas. čia delfinukas. Kas nemoka plaukiat, gali išmokti. Tai čia kaip stano gal? Nu, tu jau užlenkiai, aišku, stano rimtas vyras. O čia mažas delfinukas, ne kaip priedas prie to rimtų, bet... Gerai, grįžtam prie klausimų. Kaip žinome, pradinių klasių moksleiviam dažnai tekdavo girdėti uždavinio sąlygas, skambant maždaug taip.
iš taško A į tašką B pajudėjo garvežys. Per kiek laiko jis pasieks tašką G, jei tarpiniuose taškuose C ir D jisai nesustos? Ar jūs, Joana, nemanote, kad jau paauglystėje vaikai netiesiogiai buvo pratinami ieškoti to taško G ir kuo tai gali baigtis, jei jie suras tą tašką? Nu, vaikai tai tikrai gal nelabai supras, kas ten yra per G taškas, bet suaugę tai jau turėtų iki to daeiti ir davažiuoti. Ten visai geras dalykas, tam taške būtent pats centras yra pačių nuotykių, pradžia pačių nuotykių. Bet Visai linksma. būtent šitas tokios sąlygos neįtakoja, kad vaikai gali būti interesuoti net ieškoti, nes vis tas taškas G prieinamas po tam tikro tarpu toks ieškojimo periodas. Negali jiem tai būti, kad vaikai pradės Kad ieškoti. ieškotų? Jo, nes sąlygose labai dažnai pasitaiko tokius. A, ne. Nu, man atrodo. Senai aš mokyklai mokiausi, nebeatsimenu. Nieko tokio. Dar apie mokyklą šiek tiek jūsų manimų, kokią įtaką galėjo turėti tautinės abėcėlės sudarimui anksčiau nei planuota Europoje pasirodęs veikalas Kamasutra? Nes pažvelgus į abėcėlės pirmą raidę, pavaizduota raidė A. Ir ten mes išvystame agurką, stovintį agurką. Juk jūs galėjo būti, pavyzdžiui, asilas. Oi, pasimečiau, netgi neįsivaizduoju, kaip čia dabar atsakyti. Apie agurką, abėcėlę, asilą ir Kamasutrą. Agurkai yra, žinau, kad su elementais. Čia daržovių skyrių kažkur turėtų būti. Pas mus irgi yra. Yra agurkas? Taip, be abejo. Na, aišku. Kas ten toliau buvo? Kas Abėcėlė. Abėcėlė. Nu, abėcėlė tai čia natūralu, viskas gerai, visi mes nuo to pradėjom. Kas toliau eina? Asilas. Kamasutra Su su asilu. Aha. Čia jau. Nu, jie labai, tarp kitko, gal skiriasi vieni nuo kitų, nors Kamasutro yra kažko bendro, pozų asilo irgi yra. Aišku. Tai, kad tikrai kažko jie bendrai sutampa vienas su kitu. Žodžiu, vienas kitą grinai papildo. Papildo, galima taip Aišku, sakyti. tas agurkas, asilas, Kamasutra ir galiausiai Čia kaip abėcėlė. sriuba vienam puodė ir visai įdomiai išeina. O gal žinote, kodėl būtent šita enciklopedija pavadinta Kamasutra, o ne pavyzdžiui gimnastikos pasaulyje? Nu, kaip būna viena laida toks žodis. Iš tikrųjų, nes daugelis tų veiksmų, kurie tenai rodomi, tai be specialaus fizinio pasiruošimų, kaip aras kokiam rinktiniais būry, neįtų padaryti, kaip manot? Jo, tikrai neįtų padaryti, dėl to reikia stengtis. Kad žmonės gal iš tų standartinių tokių pozų ieškotų kažką įdomesnio, naujesnio. Kaip ir pavyzdžiui, patiekalas vienas negali būti valgomas vieną dieną, dėl to reikia jį kažkaip įvairinti ir siekti geresnio. Nesvarbu, kad ranką išsisuksi, ar dar ką nors, koja biškutį, ar dar ką. Nu, jeigu, ta prasme, rezultatai bus geri, tai verta išsisukti. Nu, dėl rezultatų jo, dėl rezultatų viskas. Jūsų dėmesį į Viktoriją. Oi, tai yra Viktorina. Tam davė, o tam ne yra. Pavadinimas Viktorinos. Turime vienos Tailando erotikos žaisliukų gamintojo brokuotą gaminį. Tai čia jis. Šiaip matote. Kaip manote, kodėl jis brokuotas? Atsakymai 3. A. Dėl pernelik mažo strubliuko. B. Dėl itin mažos uodegėlės. Ir C. Dėl sparnelius priminančių ausyčių. Prašom. Kaip jūs galvojate? 3 variantai. Iš veido drambliukas nieko. Jo, visai Nieko. linksmutis. Kažkaip jisai ir nesiskundžia, kad ten kažkokius problemų turi. O čia kas yra su uodegyte? Per trumpą Per sako. trumpą. Per trumpą. Nausyti, kaip supratau, patiko. Jo, nosyti visai graži. O kas ten trečia buvo? O čia sparneliai, tai yra panašus į tuos, kur. Aha, panašus, ne? Tai gal liksim prie trečio, prie sparnelių. Prie sparnelių, aišku. Na, žodžiu, moteris, kaip moteris visada su sparneliais, kaip sako, lieka. Puiku, vis dėlto. Reklamą savo daro, veikia. Reklamą savo daro, aišku. Dar klausimėlis, per pasaulio futbolo čempionatą buvo išleista falų vibratorių kolekcija. Čia iš tikrųjų rimtai, su futbolininkų Davido Bekhamo, Sadamo Husano ir Oliverio Kano atvaizdais. Tai iš tikrųjų labai pagerino prekybą. Lietuva, kaip žinome, pas mus garsi politikas garsėja. Ar jūs manote, ar įmanomas toks atitikmuo pas mus politinėse varžytuvėse? Iš tikrųjų rimtas klausimas. Vertas pamastymų.
Nu gal ir Jau matau, kad kažkur jau horizonte matote porą politikų lendant, ne? jo, kažkur per tvorą. Žodžiu, šitas dalykas įmanomas, kad atvaizdai ir politikų kažkiek tai prekyba pagyvintų. Be abejo, be abejo. Man atrodo, kad jie irgi galėtų užeiti dažniau, negu Aišku, užeina. Ir nesislėpti po akiniais. Gimnastikos priemonių nusipirkti. Be abejo, nes jie irgi gyvi ir jie irgi jaučia tą patį. Ta agurka su motoriuku, kur sakėt, ne? Taip, be abejo. Aš tai galvoju, palikim tos politikus už raudonos širmos. Ačiū Jums, Joana, kad buvote pas mus trumpoje rubrikoje. Malonu buvo pamatyti čia tos mėlynus. Dar parodykim gal. Jo, dar kartelį parodom. Man tik asiliuko gaila. Asiliuką, nu... Asiliuką toliau. Ne į temą biškutį, va, o šią taip Jam galva užsisukus ir Jo, jis nukrito. nukrito. Nieko tokio, mes atvažiuoja atsargiai padedame su visai. Tai ką, ačiū Jums, Joana. Labai Ačiū ačiū, Jums, tikrai ačiū. malonu, labai, kad... Mua! Gyvenkit ir mylėkitės, nes Dievas taip mums davė. Seniai tą Adomas su Ieva padarė. Tik jie neperspėjo, kad žemėje lygos būna. Jei negalvodamas, tu išnaudoji savo kūną. Nors nebijokit nieko, mes patys visko bijom. Kad būtų drąsiau dar susijungti su telegijom. Dėl to antradieniais žiūrėkit rubriką Lašelis. Čia rasi tai, kas ir atves į dorą kelią. Visada ištikimi jums, jo muilas. Jo, Rolas, jo.